Žvelsos. Ieškom, kur įsileisti Janganėje, aš einu paskui. Tiltas per Žvelsą ir štai takutis, kelelis į pievas. Na ir čia, aišku, priėjimas yra. Opa! Va. Nu kaip? Žinok, karštą dieną, va tokie žygiai turi būti čia. Nu taip neįmanoma. Tai va čia yra Žvelsa. O čia, žinok, labai gerai. Tai aišku, čia baidarėm, tik tai kaip Antanas sakė, kad tik tai tada, kai... Tik tada, kai... Nu, ir einam. O, kaip gero. Jo, Antanas atsimeni sakė, kad kai po gero lietaus, kai staigiai patvinsta šitą upę, tai čia tokia kalnų upė. Ir čia suplaukia suvaro baidarininkai iš visos Lietuvos. Taip, ir plaukia šitą upę. Tai įsivaizduoja, sakė, čia toks ekstremas. Čia toks ekstremas. Va, ne, jie plaukia, jie būna patvinus. Čia verčiasi per tuos akmenis. Nu va, ir mes bandysim pasivaikščioti. Wow. Bet kaip gaivu dabar, ten ant viršaus mes kajom kepim. Čia cool. Neišeina sustoti, nefotkinas, nes kiekvienas akmuo atrodo vis kitoks. Vaiką dabar nufotkinu. Atrodo, kad upė vis kitokia. Kaip man odas kanda. Į ranką. Pamaitinai odę. Pamaitink kalkstantį vadinasi. Nu, šaunuolį. Ką, atsigerk. Va, ko nepastebėjau, tai jokių žuveliokų nepastebėjau. Tai rodo, kad čia nėra labai geras ženklas. Ir mes įtarėm, kad čia dėl to, kad žmogus... Biškai yra pridirbę. Žmogaus veikla, nes dumbliai tokie neaiškus, greičiausiai. Kapikis kartais praeina, kad tai Jo. nebus kažkur tik biškai su kanalizacija sąsajų. Bet ateisim, kaip oda bus, ne? Ar atlaikysim mūsų imunitetą? Jo, kaip tu ten sakei, kad gamtą mes atlaikysim Jo, kad čia ir erkės, o klausimas, ar žmogų atlaikysim. Nu va, tai gal tikrai tų žmonių per daug šių planetų žaliuoja. Gerų. Poilsis. Iš tikrųjų, kojytės dirba, tai ho. Nes nėra lygios vietos, viskas yra slidu. Akmenys, slidus, nėra žvyro. Ir varadom tokį biškelį. Dabar žiūrėk pakojame ir aš galiu tau pasakyti, kad tu pavojingai čia stovi. Iš akmuo gali būti slidus. Iš tikrųjų, tai mes pasirinkome žygį Žvelsėnų upę. Žvelsos. Aukštyn Žvelsos. Žvelsėnų kaimą. Nes aš manau, kad čia kilometras praeitas šitą upę prilygsta kokiem 5 kilometram einant kažkokiu tai mišku ar tiesiog pievomis. Nes čia kiekvieną žingsnį, kai žengi, reikia galvoti, dėlioti, raumenukai dirba, vestibuliarinis aparatas įsijungia, bet pas ką silpnas, tai reikėtų treniruoti tokį. Pasigeriam vandens, nes, nesvarbu, ką mes esame ant vandens, per kojas mes tiek daug negaunam vandens, mes gaunam Per kojas. Sinimo. Normaliai. Per kojas. Tai kaip, čia patinka? Dar einam? Okay. Dar turim pasikėti blynų, mums taip pavarė. Pasikėptų blynų, suvalgyti iš kokteilio, aliošus. Čia ne tai, kad noriu reklamą padaryti, bet iš kitos pusės tai ir noriu. Kas geriau atgaivins? Va. Šiaip tai kaifas, karštą dieną tik tokiem žygiam.
Cool. Realiai. Vis gilyn, ne? Čia smėlis jo. Super. Šiaip rankas iki šiandien susidėjęs labai pavojinga vaikščioti. Nu. Ką? O, kad tas erkis mums labiau bijo. Nu jo. Jeigu iš tikrųjų eini su meilė gamtai, nu, tai gamta negali tavęs pulti, o tai erkiai yra gamtos, supranti. Tokios faina vietas. Elementas. Tokios faina vietas tokia. Gerai, keliaujam toliau. Manau, kad pačios erkės yra pakraupę, kad šitokie vaikšto. Aš praėjau tą pusę. Biškį prasčiau buvo. Jo. Reikia naudotis visomis įmanomis galūnėmis. Ne, ne visada, bet... Gerai. Nu ką, varom toliau? Truputėlį edukacijos. Mūsų, kai čia atsitiktiniam praeiviam kyla klausimas, iš kur šitų akmenų tie, kas čia juos prinešė, kokie čia žemaičiai nešė tiek laiko. O pasirodo, labai paprastas atsakymas, žiūrėkit. Nu va, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad ledynmetis, kai tirpo, sąnašos sunešė, va tokie gavosi sluoksniai jo sąnašiniai ir pilni va tų akmenų, riedulių, visokio dydžio. O pasirodo ta žvelsa, upiokas nešpėtnas, kaip patvinsa, supranti, iki čia. Viską paplauna tą smulkę frakciją žvyrio smėlios ir akmenukai va tokie gur. Va, didesnis jis toliau nugurguoja, mažesnis jis labiau vietoj. Anas krantas, aš įsivaizduoju, labiau užliejamas yra. Nu ir tokie vandens rautai eina, kad oho, ką? Kažkas man vis batus atneša. Viena iš jų čia sėdi. Tai ką? Beveik įvyko. Čia toksai, žinai, kaip bažnyčia. Štai ir žygis beveik įvyko. Kai laukia oras įkaito iki beveik 29 laipsnių, gal ir net iki 99, mes vandeniu prasėjom 3 valandas ir vat matosi, kad dar norisi vat ir tą pusę Į tą pusę eina. Davai. Jo, kažkaip norisi. Davai? Davai. Nu davai. O ką? Eina. Nu bėgom. 1, 2, 3. Gerai, eina. Ne, nu šitoje vietoje atkarpoje galima vaikščioti rankas susikišus į kišenės ir galima netgi filmuoti. Einam žiūrėti ne pakojimų kamerą, nes čia jau truputėlį dugnas kitoks. Ten tai buvo jo. Čia toksai fainas kaip tikras upelis. Akmenys metai dingo. Ką čia, Mičiūrinas?
Oho, kokie čia iššūkiai. Tu fainai, kad jinai nekristų. Žiūrėk, ir nekrito. Nu super. Tai dabar aš pakartosiu tą patį. Čia matyti, sunešta tie rąstai. Tie rąstai sunešti. Posūkis toks yra. Ir kai vanduo neša, tai čia labai gražiai viskas užstringa. Tai va, nu, ir veiksim. Kaip tu manai, kas čia? Galvoju, kad čia, žinok, kažkam tokio pilvo pažemė. Pala. Leidžia orą. Koks, žinai, vėžiukas ar koks nors. Padaryk, kad nebanguotų. Negali padaryti, kad negali. Čia yra burbuliukai, kyla. Kaip, sakau, kažkam padarys suputė. Bet žiūrėk, nebėra jau. Nu, tai kaip, va. O, gerai. Kur? Nu, šalia pakuom. Va, matot, burbuliukai eina. Ir vėl nustoja. Kažkokia gyvybė ten gyvena. Ėjom tyloj ir iš karto jau ateinam į reikalus. Ane? O, papa, žiūrėk. Kokia tu? Voveraitė. Šiandien minija pilna. Ne, tai čia dabar dar žvelsa. Va čia žvelsa, o ten minija. Nu, ir matai žmonės baidarim plaukia. Bet kiek žmonių, pažiūrėk, kas daros. Triukšmas koks, žodžiu, žmonės ilsisi. Kai žmonės... Va, paklausykit. Kai žmonės ilsisi, tai žinokit, nieks daugiau nesiilsės šalia. Bet gamta kažkaip iškęs. Ai, čia su katamaranais plauk. Alkoholis, šašlykai, virsta. Poilsis geras. Intakas, ne? Nu čia va čia ir įteka žvelsa į minį. Ok, štai ir žygio pabaigas įvykiai. Okay, 7700 žingsnių, kilometrais tai visai nedaug. Kadangi tas žingsnis buvo praktiškai kas antras ant vietos, nes akmenys rieduliai ir taip toliau, bet kokiu atveju. Pasivaikščiojom labai fainai, fizinis aktyvumas labai fainas, klubai jaučiasi, pėdos jaučiasi, čiurnos visos išsivaikščiojo, jaučiasi. Jo, patenkinti esam labai, žodžiu, ir kviečiu visus nesėdėti namuose, o kaip tik tai savaitgalis, ar kažkoks vakaras, kažkur tiesiog išeiti, sėsti ant dviratėlių, sėsti į baidarės, judėkim. Judėkim labai daug, nes kaukės ir visi kiti reikalai mums nepadeda būti sveikesniems. Taip kad tik fizinis aktyvumas, judėjimas ir gera nuotaika, pabuvimas gamtoje padės mums išspręsti tuos reikalukus ir kažkaip kompensuoti. Gyventi subalansuoti. Tai va, labai džiaugiamės, kad pasivaikščiojom žvelsa, tai buvo neįtikėtinas įdomus patyrimas. Va, ir eiti upės dugnu, eiti per vandenį, ropštis per visokias išvartas ir akmenis, tai yra wow, tai yra faina ir darykit visi tą patį. Iki.